Sveiki, mėly klausytojai. Šį kartą noriu pasidalinti vieną tokią labai nemalonę istoriją, bet dėl to matau, kad tikrai auga prenumeratorių, kurie klausosi, ir ypač dėl jų Dievas suteikia drąsos pasidalinti šitą, ką papasakosiu. Nors man tai labai skaudu ir nemalonu. O atsitiko man tai, kai aš buvau dar 13-14 metų jaunuolis. Gyvenau mieste ir 5 laiptinių namas buvo. Ir mes buvome įpratę jaunimas rinktis prie vienos iš laiptinių vidurinės ir ten leisdavom laiką. Aš buvau labai linksmas, juokingas, visiems buvo smagu su manimi būti, klausytis mano istorijų, mano juokelių visokių ir baikų. Ir taip vieną kartą bebūnant, mes juokaujame, ten merginos, vaikinai, nemažai mūsų buvo, ir mes matome tokį vaizdą iš toli. Eina moteris, žinote, ji labai prisigėrusi alkoholiu, tiesiog čiut paeina, virsta, keliasi ir vėl eina. Ir aš taip juokiuosi, garsiai rodau su pirštu, žiūrėkite visiems. Ir taip juokas ima, ir visi juokiasi, visiems juokinga. Ir ta moteris taip po truputį vis eina, paeina, keli žingsnius padeda ir vėl virsta. Žinote, sijonas ant galvos, kelnaitės matosi. Ir ji vis po truputį artėjo. Ir kai ji priartėjo kažkiek, man pasidarė labai keista, kad mano visi draugai nustojo juoktis. O aš dar vis juokiuosi. Aš žiūriu į juos, kodėl jie nustojo juoktis, jie žiūri mane tokiom kažkokiom akim keistom. Aš pasižiūrėjau atgal į tą moterį, žinote, ir atpažinau, kad tai mano mama. Žinot, brangieji, ką aš tada jaučiau, to neįmanoma žodžiais išreikšti. Pabandysiu, aš norėjau, kad žemė atsivertų ir skradžiai mane prarytų. Man širdis plyšo iš skausmo, man tokia gėda buvo. Aš nežinojau, man bėgti, ką daryti, ir žinot, aš pabėgau, kelis metrus buvo tokia elektrinė. Aš užlindau už jos, iš krašto iškišęs galvą, verkdamas, žiūrėjau į savo mamą ir aš norėjau ją eiti pakelti, parvesti namo. Ir aš kovojau su tuo jausmu ir su gėda. Ir man tuo pačiu buvo gėda, kad ten mano mama, kad aš ją eisiu pakelsiu, vesiu, galbūt jį kažką pasakys, ir aš nenuėjau. Aš šaukiausi Dievo mintise: Viešpatie, kodėl taip su manimi? Kodėl man taip? Žinote, Dievas išgirdo, išėjo kaimynas iš mūsų laiptinės, pakėlė, paėmė mano mamą ir nuvedė namo. Dabar noriu pasakyti, ką iš šitos istorijos galima pasimokyti ir kuo čia jis skiriasi ir kas čia ypatingo. Aš pradžioje paminėjau, kad aš buvau labai linksmas ir juokaudavau, tiesiog buvo man uždėję pravardę pagal juokavimą. Ir visi džiaugdavosi mano buvimu. Bet kai aš atsitraukdavau nuo draugų, žinote, aš jaučiausi, kad aš esu liūdniausias žmogus, bent jau tame mieste. Man tai buvo bloga, man tas gyvenimas buvo toks bjaurus. Aš dar daug galėčiau papasakoti ir tikriausiai galbūt kada nors dar ir papasakosiu kitose savo pasidalinimuose. Bet šį kartą noriu pasakyti apie tas kaukės. Brangieji, kaip gyvenimas išmokina mus nešioti kaukės. Žinote, aš jau paskui paaugau ir savo šeimą Dievas palaimint sukūriau. Ir žinote, kada būdavau kažkur su žmonėmis grupėje, aš būdavau vienoks. Kada aš būdavau namie, aš būdavau kitoks. Ir man žmona vienąsyk pasakė, sako, kodėl tu esi geras kitiems, kodėl tu mums, savo artimiesiems, esi toks kažkoks, tikrai negeras, šiurkštus ir visaip kitaip. Aš žmonai atsakiau, žinai,
Aš tikrasis ten ir esu, kur esu visuomenėje. Aš esu geras. Vat jūs man čia tiek išgadinat nervus, kad aš turiu būtent taip elgtis, man kitaip netgi neįmanoma. Bet aš po šito labai susimaščiau iš tikrųjų. Aš meldžiausi ir sakiau viešpatie, o iš tikrųjų, koks aš, kiek aš tų kaukių nešiuoju, kiek, žinot, aš supratau, kad iš tikrųjų prie visuomenės aš būnu visai kitoks, aš ten nenoriu keiktis, aš ten nenoriu šūkauti ir nenoriu atrodyti kvailai. O kai aš esu namie, kur aš savo artimųjų nesigėdiju, aš parodau savo tikrąjį veidą. Brangieji, susimastymui. Kiek mes tokių kaukių užsidedam bendruomenėse, bažnyčiose, mes ateinam, mes esam tokie geri, gražus, švariai apsirengę, pas mūsų viskas gerai ir niekas nežino, kas dedasi mūsų namuose, kas dedasi mūsų širdise. Mes vaidiname, kad mums viskas gerai, o širdis kraujuoja. Argi ne taip, brangieji? Gal kas nors gali pasakyti, kad ir ne taip. Tai aišku, tai tik mano istorija. Ir galbūt kieno nors panašiai iš jūsų istorija. Tai aš tik norėjau pasidalinti šitai, kad pažiūrėti į savo širdį, atkreipti dėmesį iš tikrųjų, kokie mes esame. Dievas taigi mato mus ir žino mūsų širdis, kokie ketinimai, kodėl mes taip elgiamės. Kartais iš tikrųjų ir nesinori. Aš žinojau, kad jeigu aš nebūsiu juokingas, jeigu aš nejuokausiu ir nebūsiu linksmas, niekas su manimi nenorės draugauti. Visas tas jaunimas, kuris nustojo juoktis, kurie pirmieji pamatė, kad ten mano mama, jie visi džiaugiasi su manimi būdami. Jiems buvo linksma, jiems buvo gera. Bet man iš tikro nebuvo gera. Ir visiškai nebuvo linksma. Iki pasimatymo, brangieji. Pasidalinsiu kitą kartą. Buvau žadėjęs čia vieną temą, bet kažkaip taip išėjo, kad susiklosti, kad norėjau būtent šito pasidalinti. Iki pasimatymo, te laimina jis Dievas. Nusiimkite visas kaukes.